Druska. Kasdienis mūsų produktas. Žmogui jį reikalinga ir netgi labai. Tačiau dauguma žmonių, net labai išprususių, dažnai net neįtaria, kiekgi jie suvartoja vadinamos slaptosios druskos. Kasgi ši druska ir kiek per dieną reikėtų suvartoti druskos suaugusiam ir vaikui, į šiuos klausimus atsakysime siužete. Druska dažna mūsų kasdienybė, tačiau jau senokai ji vadinama baltąja mirtimi. Ar tikrai ji kenksminga, o gal be jos mūsų organizmui būtų padaryta didžiulė žala? Visų pirma, svarbiausias saikingumas, teigia specialistai. Mes turėtumėm pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, turėtumėm suvartoti ne daugiau 5-6 gramų, čia suaugusiam žmogui, 5-6 gramai tai yra nubrauktas arbatinis šaukštelis. Vaikams ta dozė yra iki 2 gramų per dieną. Vidutinis lietuvis suvartoja 3 kartus daugiau vidutiniškai, tai yra 15-18 gramų per dieną. Ir dauguma galvoja, kad aš nedaug druskas vartoju, nes labai mažai dedu į maistą, ar ne? Bet iš tikrųjų daugiausia druskas mes suvalgom ne tiek, kiek mes pabarstom, papildomai jau patiekalą, bet kiek dedam virdami, kepdami, kiek gaunam labai didžiulį kiekį druskos su pusfabrikačiais. Dešrose, ypač rūkytose ir ypatingai vytintose gaminiuose be galo daug druskos yra, ar ne? Sūrose, duonai ir kitose gaminiuose, taip pat padažuose nuo kečupo iki majonezo. Tai visuose šituose produktuose yra daug druskos, jinai vadinama kitaip paslėpta druska, nes mes nepagalvojam, kad mes vartojam tokiu būdu druską. Reikėtų žinoti, kad tam tikras druskos kiekis yra būtinas, tai 1,5–2 gramai per dieną. Tai reiškia, papildomai pasūdyti mums reikia ganėtinai nedaug. Ir jeigu mes valgom kai kurios produktus, būtent sūrį, dešrą, duoną tikrai daugumą valgom, ar ne? Jeigu galų gale gamintus produktus mes dedam virdami ir mėsą, nors mėsoje pačioje natūraliai yra druskos. Ir daržovės, kai verdam, net tą patį kiaušinio pasibarstam arba kas majonezą deda ir panašiai, tai mes jau suvartojam pakankamai daug druskos. Druskos perteklius gali padaryti didelę žalą organizmui, kaip ir jos trūkumas. Kitaip sutriktų mūsų organizmo funkcionavimas, skysčių organizme balansas, kuris yra ypatingai svarbus, ar ne? Bet kita vertus, jeigu mes valgom druskos per daug, tai atsiranda rizika osteoporozijai, atsiranda rizika skrandžio vėžiui, atsiranda rizika širdies kraujagyslių ligom. Sakoma, kad jei persūdėjai, esi įsimylėjęs, arba kad druska suteiks tikrą laimės pojūtį. Dėl laimingumo, tai iš tikrųjų, ką druska duoda pasitenkinimą ir iki tam tikro pasitenkinimą maistu ir iki tam tikro lygio sustiprina maisto skonį. Bet kada viršijamas tas kiekis, tai tada jau mes jaučiam surumą ir norim to surumo. Bet vėl nuo tam tikros ribos paskui pradedama norėti vis daugiau tos druskos. Ir iš tikrųjų, jeigu taip yra, reikėtų sustabdyti kokią gerą savaitę, 2 vartoti minimaliai produktų su druska arba iš vis nevartoti tam, kad, bet vėl tai turėtų būti trumpas laikotarpis, kad vėl pajausti maisto skonį. Ir tada jau galima šiek tiek tų druskingų produktų vartoti ir tada jūs labiau jausit, kiek iš tikrųjų noris ir reikia. Jei anksčiau buvo vos viena druskos rūšis, tai dabar jų kaskart vis daugėja. Pirkėjui sunku nepasimesti ir išsirinkti pačią geriausią rūšį. Tų rūšių pas mus vis daugėja su kiekvienais metais. Kitose vakarų šalyse jų yra dar daugiau ir pas mus tikrai daugės. Ir tos rūšys yra įvairios. Sakykime, yra jūros druska, yra iškastinė druska, jeigu taip labai apibendrinant, nesakant. Taip pat yra, ta pati druska gali būti smulki, gali būti stambi. Ir netgi nuo druskos sumalimo lygio gali skirti skonis. Gali būti druska visiškai išvalyta, gali būti natūrali. Natūralioji druskoje yra iki 80 papildomų elementų, neskaitant natrio ir chloro. Ar ne?
bet tų elementų dalis ten būna 3-5 procentai visom druskos kiekį, ar ne? Gali būti druska joduota, kaip dabar dažniausiai rekomenduojama valgyti. Jodas yra rekomenduojamas todėl, kad mūsų racione jo yra pakankamai mažai suvalgoma, bet jo yra natūraliai, sakykime, įvairiose jūrinėse produktuose, dumbliuose, jūrinėse žuvyse, visose, toliau netgi kiaušiniuose yra šiek tiek jodo, nedaug, bet šiek tiek yra. Tai vėlgi reikėtų žiūrėti bendrai racioną, ką mes valgom per dieną, per savaitę. Ne? Yra druskos natūralesnės ir yra labiau apdorotos. Ne? Ir čia jau atsiranda įvairiausių ir spekulacijų, ir tyrimų, kurie vieni teigia vienus dalykus, kiti tai paneigia, ir atsirinkti žmogui, aš suprantu, kad yra ganėtinai sudėtinga. Aš asmeniškai stengiuosi apskritai naudoti kuo natūralesnius produktus. Ir mano mitybos filosofija yra tokia, kad kuo mažiau apdorotas produktas, to geriau. Tačiau visų nuodėmių nesuverskime tik druskai. Svarbu atsižvelgti į tai, kokius ir kaip pagamintus sūdytus produktus valgome, nes ne tik druska kelia grėsmę organizmui. Tai yra vienas iš mitybos komponentų. Mes negalim išskirti vieno produkto arba vienos produktų grupės ir sakyti, jeigu mes to nevalgysim, tai mums bus tada labai gerai ir mes būsim sveiki. Nes vėl, jeigu tai pažiūrėti, jeigu žmogus valgo sūrius produktus, tai ką jis valgo, sakykime, konservus, ar ne? Valgo konservas, konservas yra ir papildomai riebalų ir dažnai sočiųjų riebalinių rūgščių, kurios kenkia mūsų organizmui, ar ne? Tai ne tik tai druskos yra. Jeigu yra vytinti gaminiai arba rūkyti gaminiai, kurie šiais laikais dažnai nerūkyti, o ir iš tikrųjų yra mirkyti, ar ne? Ir tik tai skonis yra rūkyto. Tai juose yra dar papildomai didelė skalė įvairiausių maisto priedų, plus jie yra dehidratuoti gaminiai, plus jie yra labai sunkiai virškinami. Jie virškinami apie 3 paras organizme. Kai realiai maistas turėtų per parą padaryti ratą, apsisukti ir pilnai susivirškinti, ar ne? Tai tas yra vienas komponentas iš mityboje, ar ne? Tai dėl to reikėtų labai galvoti, ką mes valgom ir kodėl. Ir druska vėlgi yra susijusi su, kaip minėjau, įvairiom ligom. Bet tai yra vienas iš rizikos faktorių. Ir jeigu mes norim būti sveiki, mes turim peržiūrėti visą savo mitybą, o ne vieną komponentą. Bet kuris druskos vartotojas turėtų įsidėmėti esminį dalyką. Svarbiausia ne kokią druską, o kiek jos valgome. Ir tai, kad sūresnis maisto kiekis tikros laimės nesuteiks. O įsimylėjimą irgi netroškulys po persūdyto maisto parodo. Druska tik maža kasdienybės dalis, kurios užtenka labai nedaug, kad skaniai, o svarbiausia sveikai pasisotintume.